Sveiki. Pabandysiu sukurti filmuką apie sex hormone binding globuliną, atsakant į svarbiausius klausimus, aktualiausius tiems, kurie naudoja kažkokią tais performance enhancement chemikalus ir kaip juo manipuliuoti, kad tiesiog išvengtum šalutinių efektų, tiesiog kad jaustumėsi gerai maždaug kurso metu, esant natūraliam ir panašiai. Tai pagrindinė funkcija sex hormone binding globulino būtų tiesiog tokia, kad kaip ir pavadinimas sex hormone binding, tai reiškia jungiantis lytinius hormonus. Kaip ir puikiai žinot, yra, tarkim, testosteronas ir laisvas testosteronas, arba bendras testosteronas, total, ir tada laisvas. Tad kuo jie skiriasi, tai laisvas yra tas, kuris tiesiog daro būtent pačią veiklėją funkciją, ar ne? Tai tarkim, jungiasi su androgenais ir tuo metu junginėja kitus procesus, kad vyktų raumens auginimas ir panašiai. Tai daro laisvas hormonas, ar ne? Laisvas tiesiog reiškia neprijungtas kažkur. Ir visas kitas būna sujungtas, kalbu apie natūralius atletus ir sportininkus žmonės. Tai ir sex hormone binding globulino tikslas yra sukabint ir nešiot po visą organizmą, po visus audinius, kad jungtųsi visur vienodai, o ne tarkim, vienoje vietoje daugiau, kitoje mažiau, ar ne? Nes taip ir vyktų, tarkim, iškart galėtų jungtis, tarkim, įsiskiria kepenyse ir iš tikrųjų taip veikia beveik visas mūsų kūnas, visur kažkur kažką viską nešioja, nes krauju reikia viską nešioti, kad visam organizme vienodai išsidalintų. Tai tiesiog pagrindinė paskirtis nešiot hormonus po visą kūną, kad išsivaikštų po visą organizmą, po visus audinius ir vienodai susijungtų visose receptoriuose ir taip tiesiog išlaikytų tokį viso kūno balansą, ar ne? Kitas klausimas, kuris tai gaminamas pagrindę kepenyse, taip pat yra dar gaminamas sėklidėse, bet tai yra arba smegenyse, bet tai yra labai maži kiekiai, kurie praktiškai netakoja bendros sistemos. Jie veikia savo konkrečiose, kaip savo sistemose ir labai kažkokios didelės įtakos neturi. Kaip, pavyzdžiui, sėklidėse gaminamas sex hormone binding globulinas, kuris tiesiog aprūpina galbūt daugiau lytiniais hormonais arba DHT hormonų pačią prostatą ir aplinkinius audinius, bet vėlgi tai nėra tiek aktualu, kokį didelį kiekį gaminamas yra kepenyse. Tai kepenyse faktas gaminamas didžiausias kiekis sex hormone binding globulino ir būtent iš ten įeina į kraują, tada pradeda jungtis su sex hormonais ir nešiot po organizmą. Toliau, ką sujungia sex hormone binding globulinas, tai kaip ir atrodo pavadinimas lytinius hormonus, bet tai yra ne tik testosteronas ir estrogenas, taip pat yra dehidrotestosteronas ir estrogenai, reiktų vadinti, nes estrogenų ne vienas estrogenas yra, jų yra įvairių. Tai visus estrogenus, tai progesteronas ir DHA irgi yra dalimi sujungiami su sex hormone binding globulinu, kurį irgi nešioja po visą organizmą. Tai toliau apie tokį stebuklingą preparatą, kurį visi naudoja ir manipuliuoja, tai būtų būtent sex hormone binding globulinu manipuliuoja, ar ne? Kaip jį reguliuoti, tai būtų tas pats proveronas, su kuriuo stengiasi visi kažkaip tai reguliuoti ir subalansuoti arba mažinti. Galbūt tiksliau ne to, kad pačio sex hormone binding globulino kiekį sumažinti, bet pakelt laisvųjų hormonų kiekį. Pavyzdžiui, reikia aukštesnio laisvo testosterono, kad geriau jaustumėsi. Geresni rezultatai būtų sporto salėje, nes pačio veikliojo testosterono tu turėsi daugiau, ar ne? Tai naudota būtent tą proveroną, nes jis didžiausią įtaką turi, kaip ir beje su sex hormone binding globulinu jungiasi ir steroidai. Tai kas irgi yra įdomu, yra kažkiek ištirta hormonų steroidų, kurie jungiasi su sex hormone binding globulinu, bet galbūt aktualiausias tai būtų tas pats proveronas, nes jis turi tokį galbūt didžiausią kiekį susijungimo kuris turi tokią tikrai konkrečią įtaką sex hormone binding globulinui. Tai reitingas būtų lyginamas su dehidrotestosterono, tai reitingas nuo 80 iki 440. Tai vėlgi skirtingai vieniems mažiau gali būti, kitiems gali būti daugiau, nuo žmogaus priklauso, bet range'as didelis, bet sumuoja tikrai ganėtinai daug, susijungiantis su sex hormone binding globulinu, palyginus su dehidrotestosteronu, nes tie tyrimai buvo daryti lyginant reitingą su dehidrotestosteronu. Tai pabandysiu kelis čia įmest listą
bent jau kelių pagrindinių steroidų, kurie galbūt aktualiausi arba kurie galbūt daugiausiai naudojami kursuose ir kur būtų galima turėti omenyje, kad jie gali įtakoti didesnį kiekį tavo sekso hormoninį globulino. Nu, tad tiksliau, kurį gali pakeisti ar net kiekį. Ok, dabar kas būna, kai, tarkim, tavo sekso hormoninį globulinas yra per aukštas arba per žemas. Tai iš tikro šalutiniai efektai labai panašus, tokie kaip nuovargis, nuotaikų kaita, sex drive sumažėjęs, nemiga, agresyvumas, raumenų augimas sumažėjęs, tiesiog pumpas blogesnis sporto salėje ir panašiai, ar ne? Tiesiog esminis skirtumas, tai tada, kada sekso hormoninį globulinas būna aukštas, reiškia daug testosterono sujungia ir laisvo testosterono mažai. Tai faktas, tuo atveju bus laisvo testosterono mažai ir priešingai bus laisvo testosterono daugiau. Tai va, bet vėlgi pačio sekso hormoninio globulino kiekis išeinantis iš range ribų, tai tas range'as būtų norma nuo 10 nanomolių per litrą iki 20-25. Tai vėlgi, jeigu būtų, sakykime, 20 ir 25 nanomoliai per litrą, tai čia būtų toks kaip ir viduriukas tokio, kokio tau reiktų siekti arba tiesiog orientuotis apie 20-25. Ir aukštesnis gali kelti tuos šalutinius efektus. Kartais būna tiesiog atrodo žmogus sėdi ant kurso, viskas prasidėjo, viskas kaip ir ok, praeina kažkiek laiko ir suprastėja sex drive'as, kada atrodo ir estrogeno kiekis normalus, ir testosterono kiekis didelis, ypatingai kai naudoja kažkokį sintetinį testosteroną, ir nėra sex drive, atrodo toks dalykas, kur kaip atrodo galėtų būti, ir tada tikrinasi prolaktiną, progesteroną, atrodo viskas kaip ir ok, bet sex drive'as yra lievas. Tai vat gali būti, kad tavo sekso hormoninį globulinas irgi yra išėjęs iš normos ribų. Jau labai dažnai rekomenduoju tie, kas darosi tarkim, tyrimus tarp ciklo metu, ir jeigu ta bazė tokia kaip svarbus kiekis testosterono santykis, tie vis dar rekomenduoju daryti visus 3. Tai būtų faktas testosteronas, estrogenas ir sekso hormoninį globulinas, kad matytum santykį tarp testosterono ir estrogeno. Ir tuo pačiu, matydamas sekso hormoninį globuliną, tu gali matyti, kiek bus laisvo testosterono, laisvo estrogeno. Kas galėtų sukelti per aukštą sekso hormoninį globuliną, tai čia galbūt vėlgi daugiau tiems, kurie tiesiog natūraliai galbūt sportuoja ir kažkokie tais gyvenimiški dalykai, kurie gali įtakoti tą sekso hormoninį globuliną. Tai tiesiog paprasčiausias kaip senėjimas faktas gali sukelti aukštą ir laisvo testosterono faktas mažėja, tada mažesnis pumpas. Po to kitas galbūt galėtų būti kaip kepenų sutrikimas, irgi faktas, nes kepenyse gaminamas sekso hormoninį globulinas, tai kepenų sutrikimas faktas gali vesti prie pakitusio kiekio. Faktas čia kalbama apie sukeltą kiekį sekso hormoninį globuliną. Faktas estrogenų terapija, nes irgi labai svarbus dalykas, nes nuo estrogenų kiekio, ypatingai kai jo yra daugiau, tai tada daugiau gaminasi ir sekso hormoninį globulino. Tai jeigu tu kažkaip tais reguliuoji savo estrogeną, nesvarbu, ar tai yra hormonų terapija, ar dar dėl kažkokių priežasčių tavo estrogenas pasikeitė ar ne, tai gali pakeisti ir tavo sekso hormoninį globuliną. Todėl turiu omenyje, kad estrogenas labai svarbus, norint turėti normalų sekso hormoninį globuliną. O toliau lėtinės ligos, tokios kaip živ, AIDS, uždegiminiai sutrikimai, anoreksija, badavimas, augimo hormonų nepakankamumas, per didelis alkoholio naudojimas. Ir faktas genai, tai faktas genai, tiesiog toks dalykas gamtoje yra, kada negali kontroliuoti ir gan sudėtingi procesai vyksta, kurių kaip ir per daug negali manipuliuoti, ar ne? Tai faktas būtų tavo genai. Toliau, kas gali sukelti žemą sekso hormoninį globuliną? Tai irgi tokie galbūt labiau vėlgi kaip ir natūraliems, lengvai arba tokiuose kažkokiuose situacijose atsitinkantys faktoriai, ar ne? Tai pavyzdžiui, antro tipo diabetas gali sukelti irgi žemą sekso hormoninį globuliną. Tai hipotiroidizmas, ten buvo hiper ir čia hipo, tai reiškia atvirkščiai, ar ne? Androgenų terapija, tai lygiai tas pats sukelti žemą. Tai reiškia, ta prasme, padaryti žemą sekso hormoninį globuliną, faktas androgenų terapija. Tai tas pats realiai galioja ir tie, kas naudoja androgenus, kažkokius tais kaip steroidus. Tai aukštas kiekis steroidų gali privesti prie žemėjančio tavo sekso hormoninį globulino, kas vėlgi yra blogai. Atrodo
atrodo bus daugiau bus laisvų hormonų, tokių kaip laisvo testosteronų, laisvo estrogenų, geresnis turėtų būti augimas, bet viskas, kas išeina iš normos ribų, priveda prie šalutinių efektų. Tad, sakau, būtinai reikia daryti kraujo tyrimus ir stebėti visus faktorius. Ne tik tiesiog, kad būtų laisvas arba bendras testosteronas aukštas, turi būti norma, kad tu tiesiog gerai jaustum. Ir labai geras iš tikrųjų dalykas yra stebėti. Ir jeigu matai, kad bloga savijauta, ypatingai tada, kada aukštas testosteronas, ir puikus save stebėti ant sex drive'o, jeigu jis pradeda kristi ir tau testosteronas, tu žinai, kad aukštas, tu jau puikiai savo gali indikuoti, kad kažkas yra negerai. Tai iškart faktas kraujo tyrimą. Tai va, toliau paminėti yra ir TRT, HRT faktas, čia galima priskirti prie androgenų terapijos, praktiškai didesni kiekiai androgenų visada išbalansuoja, kaip ir testosterono terapija arba hormonų terapija. Čia vien ir tas pats, faktas paminėtas steroidų ciklas, bet čia kaip ir minėjau, beveik viens ir tas pats. Hiperprolaktemija, tokia liga, ar ne? Toliau kepenų sutrikimai, akromegalija, tokia liga kažkaip kaip būna toks visas kaulėtas sąnariai, veidas, žandikaulis, pirštai. Tai jo, tokios ligos gali privesti prie žemo sekso hormoninio globulino. Tai čia, aišku, gal tokie faktoriai, bet vėlgi labai irgi susiję ne tik su natūraliom tokiom kažkokiom ligom atsitinkančiom galbūt, bet ir faktas ir su kažkokiu tais androgenų naudojimu arba TRT arba HRT, ar ne? Tai reiškia, HRT realiai tas pats TRT, tiesiog šalia dar kažką dadėti. Galbūt dar galiu paminėti apie normas, kadangi, žinoma, kai daraisi kraujo tyrimus, ta tau norma būna parašyta, nes tu paskai savo amžių, jie ten pagal to amžius parašo tas normas, bet aš įsitraukau informaciją tai tokia, kad maždaug nuo 0 iki 19 nanomolis per litrą būtų nuo 21 iki 75 norma, nuo 20 čia didžiai grupiai žiūrinčių šitą faktas kanalą. Tai aktualiausi skaičiai būtų nuo 20 iki 9 metų ir norma būtų nuo 16,5 iki 56 nanomolių. Tai vėlgi geriausias skaičius turėtų būti apie galbūt 25. Ta norma labai aukšta, čia faktas, kaip ir testosteronas, darantis tyrimus ant testosterono rašo, kad 5 nanomoliai yra normaliai, nors visi jaučiasi jau ant 10 lievai, tai čia irgi labai aukštas tas range'as, bet kaip ir minėjau, reiktų orientuotis į 25 pagal praktiką, rekomendacijas kitų tokių sportininkų, kurie grinai jau daug išbandė visokiausių ir chemikalų ir pusiausvyrų tarp testosterono, estrogeno su kiekiais va štai skirtingais sekso hormoninių globulinų. Tai apie 20-25 nanomolius per litrą rekomenduoja. Toliau noriu dar paminėti apie natūralias medžiagas, kurios gali irgi įtakoti sekso hormoninių globuliną. Tai tiesiog papildai, kurie padeda mažinti sekso hormoninį globuliną. Tai tu jį nori mažinti tada, čia būtent labai gerai tinka šitas natūralams, kurie visiškai sportuoja natūraliai ir nori kažkaip dar patobulinti, kad tiesiog būtų performances geresnis. Bet galbūt aišku, per daug nusimušto sekso hormoninį globulinų nesinori, nes vėlgi galime tada patirti šalutinius efektus, bet vėlgi su natūraliom medžiagom nemanau, kad labai stipriai kažką tais įtakosi. Tai tos natūralios medžiagos būtų tokios. Tai boronas nuo 3 iki 6 mg, 1-2 kartus per dieną. Čia aš gal vėlgi padarysiu tokį listą, kad jeigu kažką neaiškiai perskaitau arba pasakau, tai kad tiesiog galima perskaityti ir nusipirkti papildų natūralių. Čia realiai vitaminai, mineralai arba natūralūs kažkokie ekstraktai. Tai vėlgi toliau būtų vitaminas D, faktas tą visi naudoja. Ir vitaminas D irgi labai svarbus, realiai. Visi šitie suplementai išvardinti įtakos tau geresnius performances, realiai, ta prasme, sumažės sekso hormoninis globulinas kažkiek, ar ne? Nes jeigu tikrai jisai išės iš normos į aukštesnę pusę arba arti aukštos normos, tai sumažinamas iki tų 20-25 nanomolių tikrai tau ant performance'ų sporto salėje tikrai pasijaus. Tai kaip ir minėjau, vitaminas D, tada kalcis apie 1 gramas, čia irgi kalbama per vieną dieną. Vėlgi, cinkas labai svarbus imuninei sistemai, tie, kurie naudoja kažkokius tais performance enhancementus, kaip steroidus, sarmus ir panašiai. Tai kodėl? Todėl, kad androgenai įtakoja raumens augimą, ar ne? Ir tas tolimesnis procesas, kada pradeda auginti raumenis, naudoja mineralus
tokius kaip cinką, pavyzdžiui, ar ne? DNA transkripcija ir panašiai. Tai neturint tada, tiksliau paima tą cinką nes gaunas toks kaip būtinas mineralas, kurio reikia auginti, raumenis, ir tu jo nepaduodi pakankamai. Tai va, ir toliau kiti procesai, faktas yra su white blood cells, su tavo imuninė sistema ar ne, cinkas irgi reikalingas. Tada galime sakyti, tu dėl to, kad augintum raumenis, tu aukoji savo imunitetą, mažiau gamina ten, ar ne? Arba kažkokį balansą stengiasi suras kūnas, biškiai mažiau raumenį augins, galbūt ir ten biškiai mažiau, ir gaunas toks, tiesiog bando pasidalinti tą cinką, ar ne? Todėl rekomenduoju tikrai 15 mg per dieną drąsiai leisti. Galima, jeigu tie, kas naudoja kažkokius tais performance enhancement kaip ES arba sarmus, tai tikrai leisti drąsiai 35 mg per dieną kursų metu, tai be problemų. Toliau magnis, faktas, visi žino, magnis labai svarbus sportuojantiems, tai čia prie to pačio. Omega 3 rekomenduoja būtent 900 mg per dieną EPA ir 600 mg DHA. Tai tiesiog irgi su omega 3 rekomendacija dar tokia yra, tiesiog irgi rekomenduoja, tavarsime, su kiekvienu valgymu po 1-2 kapsulės žuvų taukų arba tos pačios omega 3 tiesiog po kapsulytę. Per daug nesusireikšminti į skaičius, ta prasme per daug, faktas, gali per daug, bet ta prasme, sakau, po 1-2 tabletės su kiekvienu valgymu bus super geras padavimas gerųjų riebalų ir būtent pačių omega 3 rūgščių, ar ne? Tai va tikrai ir tuo pačiu padeda mažinti tavo seksų hormonų globuliną, kas prives prie geresnių performansų, geresnių rezultatų tavo sporto salėje, ar ne? Toliau Tonkata-Li, toks įdomus preparatas, kaip ir anksčiau galbūt daugiau rekomendavau, kol nepamačiau naujesnių tokių studijų arba tiesiog profų, kurie su medicinos laipsniais galbūt pasako daugiau, kad vis tik tų tyrimų tokių per daug nėra, kad jis kažkaip labai tą testosteroną įtakotų. Labai vėlgi tas studijas reikia skaityti, reikia labai puikiai skaityti. Kitas dalykas dar būna kartais jos tokios, ypatingai natūralių būna sukurtos tokios, lyg tie, kurie pardavinėja jas. Tai visaip taip ir gali parinkti tokią žmonių grupę, kurie turi žemą, tarkim, testosteroną, tada gaunasi didesni procentai, tarkim, vyresnė žmonių grupė, arba turinčių problemų, kur galbūt su kažkokiu, ta prasme, tikrai didelį žmonių grupė reikia puikiai skaityti studijas, kad pakeltų tą testosteroną. Tai vėlgi, tarkim, kitas dalykas, galbūt per atsistatymus tas Tonkata-Li gal ir neblogas, bet galbūt tiems, kur visiškai natūralūs, kažkokios labai įtakos neturi, bet vėlgi vienas iš tų mechanizmų, kur buvo manoma, kad jisai turi, kaip ir vis dar manoma, tai va ir tas pats, kaip ir čia minimumas, tai mažina seksų hormonų globuliną, kas priveda prie didesnio prie didesnio laisvo testosterono kiekio. Kas faktas gerina tavo performansus sporto salėje. Tai sakyčiau, visai variantas pasidomėti ir pažiūrėti, galbūt galima pridėti ir tokį suplementą. Tai va, tokie dalykai, kurie padeda realiai pagerinti tavo performansus, kai sumažėja seksų hormonų globulinas, nes faktas padidės tavo laisvas testosteronas. Dabar apie cheminius elementus arba preparatus, kurie kažkaip tiesiai įtakot gali irgi tavo seksų hormonų globuliną. Tai toks įdomus augimo hormoną įskiriantys preparatai, ar ne, tai toks pat kaip ir MK677, Ipamorelin, Testamorelin, jie visi sukels ta prasme, pavyzdžiui, MK67 tai sukelia labiau alkį ir iš aukšto alkio pradeda kilti augimo hormonas. Tai tie kiti preparatai panašiai irgi, bet sumoji pakyla augimo hormonas, kas priveda prie mažesnio kiekio seksų hormonų globulinų. Tai vat irgi įdomus toks dalykas, kada žaidžia su augimo hormonais, kad būtų geresni performansai. Tai vat mechanizmas būtent būtų toks, kad, sakykime, aukštesnis kiekis augimo hormonų priveda prie sumažintos seksų hormonų globulinų, kas iš esmės yra visai gerai tiems, kurie, sakykime, turi per aukštą, konkrečiai per aukštas, kad jis nukristų iki galbūt 20-25 nanomolių per litrą. Toliau dar įdomus, kad augimo hormonas gali sukelti prolaktinų ir kortizolio levelį, kas yra įdomi, nes realiai prolaktinas turi neigiamų efektų mažint seksų hormonų globuliną. Tai
iš tikro naudojant augimo hormoną tikrai galima realiai tokiais keliais skirtingais pathways vadinamais ar ne, sumažinti seks hormonų binding globuliną. Tai, sakykime, jeigu esi išėjęs iš kurso ir norisi palaikyti, ir iš tikrųjų taip sportininkai daug kas daro, baigia kursus ir šokant augimo hormono, kad palaikytų ir tą faktas tu ir nuo augimo hormono didžiąją dalimi ir taip ir bus, kad tu vien nuo jo palaikysi raumens masę, tonusą raumens, jėgą ir faktas dar dar keli mechanizmai, kurie priveda prie sumažėjusio seks hormonų binding globulino, kas irgi faktas tą laisvą testosteroną leidžia lengviau naudoti, jau tiesiog kiekis yra didesnis. Tai variantas iš tikro augimo hormonų arba jau tokie kaip mimikatoriai, kurie padeda įskirti augimo hormonų ar ne natūraliai, tai sakyčiau visai variantas tiems, kuriems galbūt tokios situacijose padėtų, ar ne. Toliau eina legendinis preparatas progeronas, kurį faktas visi puikiai žino, kad jisai padeda mažinti seks hormonų binding globuliną. Tai vėlgi labai svarbu galbūt pasirinkimas, kuriai žmonių grupiai reiktų jį rinktis, nes didesnis kiekis, vėlgi čia yra steroidas, ar ne, jisai didesnis kiekis puikiai išjunginės tavo natūraliai HPTA sistemą, tai ar tai yra recoveris, ar tai yra natūralus žmogus ir tarkim tu jam leisi progeroną didesniais kiekiais, tavo natūrali sistema bus išjungta. Tai jeigu tu recoverio metu nori naudoti progeroną, kad tavo seks hormonų binding globulinas sumažėtų ir tipo testosterono laisvo būtų daugiau ir geresnė tipo savijauta, tai nelabai taip veiks, nes tu per kitą mechanizmą vėl išjunginėsi savo natūralų testosteroną. Tai šitas mechanizmas veiktų tik tais tiems, kurie galbūt, tarkim, natūralus norėtų pasirinkti tokį, tarkim, progeroną, vien tik dėl to, kad pagerėtų performance gym'e, ar ne? Tai dozės turėtų būti labai mažos ir čia rekomenduojamos dozės tikrai labai mažos nuo 5 mg 1-2 kartus per dieną ir čia būtų tokia jau kaip ir baziniai dozė, tai čia nuo 5 iki 10 mg per dieną ir tas jau dozė būtų jau tau užkrauti jau čia pykiniai dozė, kurią gali net realiai pradžioje pradėti naudoti nuo 5 mg 3 kartus per savaitę. Tai tarkim pirmadienį, trečiadienį, penktadienį po 5 mg tik tai po vieną tabletę tarkim naudoja, ar ne? Tai super mažos dozės ir faktas daryti kraujo tyrimus ir stebėti tavo LH, FSH, bendrą testosteroną, laisvą testosteroną, seks hormonų binding globuliną ir stebėti ar natūrali sistema, tavo natūralaus testosterono gaminimo sistema ar nemažėja. Nes per didelis kiekis progerono gali vien dėl to, kad tai yra steroidas, tave gali išjunginėti. Ok, ir dabar kaip pakelti seks hormonų binding globuliną, kai esi ant kursų. Tas galbūt yra svarbu tiem, kurie naudoja tam tikrus kažkokius tais cheminius elementus savo kurse ir bendras kiekis yra žemas, tarkim, pačių seks hormonų binding globulino arba estrogeno kiekis žemas, kas veda prie taip pat sumažėjus seks hormonų binding globulino, ar ne? Arba kiti elementai kažkokia susidarius kombinacija galbūt gali įtakoti ir panašiai. Tai būtent galbūt tiems, kurie naudoja kažkokį tais kursą šitą informaciją, ar ne? Tai badavimas. Kodėl badavimas? Faktas, mažai galbūt kas rinks šitą metodą, bet tai padėtų staigiai pakelti kiekį vien per augimo hormoną, nes faktas, kai tu badauji, įsiskiria didelis kiekis augimo hormono, tai kaip ir minėjau, arba naudoti augimo hormoną, galbūt būtų paprasčiau, nereiktų kankintis ir pradarinti kažkaip tais raumens masę ant badavimo, ar ne? Faktas, galima sumažinti steroidų dozę, nes kaip ir sakiau, steroidai jungiasi su seks hormonų binding globulinu, tada estrogenas, DHT, testosteronas, progesteronas neturi kur jungtis, ar ne, ir jie tiesiog negali susijungti. Ir ta prasme, gaunasi, jis nebūna pernešamas. Tie būna hormonai laisvi. Ir apskritai tada gaunasi to laisvo būna kiekis didesnis, ar ne. Tai tarkim, estrogeno kiekis laisvas per didelis ir pradeda jausti šalutinius efektus, nes tiesiog tos veiklios medžiagos estrogenų yra per daug. Tai faktas tiesiog, kas nenormai, tas yra, sakykime, bloga savijauta ir tai vienas iš metodų susitvarkyti hormonus tokius, kurie nereguliuotų per daug tavo seks hormonų binding globulino. Arba faktas sumažinti jų dozes. Tas pats įdomus irgi rekomendacija sumažinti injekcijų kiekį, sumažinti būtent. Nes didelis dažnas kiekis
irgi gali sumažinti sekshormoninį globulino kiekį. Kas irgi yra įdomu, tai vien tu sumažindamas injekcijų kiekį, tarkim darydamas rečiau, galbūt 3 kartus per savaitę, 2 kartus per savaitę injekcijas, galbūt, nes būtent irgi idėja tokia, kada šaudai dažniau, ar ne, tada faktas ir estrogenų šuoliai būna mažesni, nes kuo dažniau šaudai, bendra koncentracija faktas ta pati, bet būtent per tuos didžiausius šuolius vyksta didžiausios konvertizacijos į estrogeną, ar ne. Tai faktas čia per tą mechanizmą žiūrima, šitą rekomendaciją per tą mechanizmą žiūrima, kuri didelis kiekis estrogenų, būtent tą didžiausią piką konvertuos į estrogeną. O estrogenų kiekis faktas užkelia sekshormoninį globuliną. Tai mažindamas injekcijų kiekį, tu gali pakelti sekshormoninį globulino kiekį. Toliau dar toks galbūt visiškai kitas mechanizmas, nes dauguma mechanizmų cheminiu būdu reguliuojami tai tiesiog per estrogeną, ta prasme, kažkokios tais rekomendacijos, praktiškai viskas yra per estrogeną, ar ne? Tas pats, pavyzdžiui, būtų metano panaudot, kad tau sukiltų estrogenas, tada estrogenas pakels sekshormoninį globuliną. Tai čia kitas mechanizmas būtų faktas per skydliaukės medikamentus. Tai T3 arba T4, bet vėlgi reikia šitą visą turėtų omenyje, kad tu nenori, kad tavo skydliaukės hormonai nustotų dirbti. Jeigu tu juos per daug pakaitaliosi cheminiu būdu, tai tiesiog tas pats, kas ir su tavo sėklidėmis. Jeigu tu naudosi sintetinį testosteroną, tai natūraliai jos nebegamina. Tai ir čia turi vis dar turėti omenyje ir dozės rekomenduojamus pagerinti sekshormoninį globuliną. Kalbama čia žinoma apie kaip pakelti sekshormoninį globuliną, kursu, kada jis būna nukritęs. Tai T3, T4 hormonai gali pakelti sekshormoninį globulino kiekį. Tai dozės rekomenduojamos nuo 6 iki 12 mg T3 ir nuo 25 iki 50 mg T4. Tai čia toks būtų greitas palengvėjimas naudojant skydliaukės hormonus. Bet vėliau, kaip ir sakiau, reikia omenyje, kad tai turėtų būti toks trumpalaikis galbūt efektas, kada norisi geresnio sex drive'o, grinai trumpalaikis dalykas. Tas pats beje ir su HCG. Irgi principas lygiai tas pats, rekomenduojama ganėtinai didelį dozį 1000 IU 3 kartus per savaitę, tai 3000 per savaitę. HCG priveš prie aukštesnio kiekio testosterono, natūraliai pagaminto, tas vėlgi konvertizuos į estrogeną ir panašiai, ne? Vėlgi sėklidėse gaminamas lengvai darbiškitas sekshormoninį globulinas, tai sakykime, tokiu būdu lengvai galima kažkiek pakelti. Tas pats įdomiai irgi su FSH, bet FSH vėlgi brangus preparatas ir vien tik dėl to, kad pakeltum lengvai. Vėlgi čia tas pats mechanizmas, kad per sertoli ląsteles gamintum daugiau sekshormoninio globulino, nes, kaip ir minėjau, testosteronas, tai yra sekshormoninio globulinas gaminamas ir sėklidėse, ar ne? Tai vėlgi čia kalbam apie minimalius kiekius, galbūt tokie tiesiog mechanizmai, kuriuos gali žinoti, bet praktiškai tai, kas yra svarbiausia, tai kas realiai gali būti naudojama pakelt sekshormoninį globuliną, tai esmė yra estrogenas ir augimo hormonas galbūt. Tokie du dalykai, kurie yra realūs, arba T3, T4 per skydliaukės hormonus, ar ne? Trys realiai mechanizmai, per kuriuos gali pareguliuoti, ar ne. Ja, arba tiek, realiai žodžiu tos info apie sekshormoninį globuliną, tai dabar galbūt apibendrinant, tai sekshormoninį globulinas tiesiog nešioja, ar ne, nešioja tavo lytinius hormonus, bet ne tik, tai įskaitant ir DHT, įskaitant progesteroną, vėlgi tokie svarbus grinai lytiniai hormonai, kaip ir pavadinimas, ar ne, svarbus labai su tavo nuotaika, sex drive ir tokiais galbūt dalykais, kurių nenori, su tokiais šaltiniais efektais, kurių tu galbūt nenori susidurti, ar ne. Todėl labai svarbu išlaikyti normus ribose, tai kaip ir rekomendacija būtų apie 20-25 nanomoliai per litrą. Jeigu esi natūralas ir nori lengvai pagerinti performances ir tavo pasidarai kraujo tyrimus, tavo sekshormoninio globulinas yra aukštokas, bendras testosteronas, sakykime, plius minus per vidurį, bet sekshormoninio globulinas yra aukštas, tada tikrai su labai lengvom dozėm 3 kartus per savaitę po 5 mg progerono galima lengvai pakelti. Arba faktas pridėti mano natūralius išvardintus
papildus, mineralus, kurie padėtų pakelt laisvų testosterono kiekį, ar ne. Tai vat ir faktas chemikam, kurie naudoja kažkokius preparatus, dažniausiai būna seks hormonų globulinas per žemas, tai augimo hormonai puikiai pakels arba sekreciją įskiriantys, tai per alkio hormoną, tai toks kaip MK677 puikiai gali irgi padėti, ar ne, arba patį leistis augimo hormoną. Tai va, toliau kitas chemikalas būtų T3, kaip ir minėjau, ar ne. Dar vienas apie Viagra ir Cialis, tai irgi ne tik, kad tai yra PDE5 inhibitoriai, ar ne, kurie praplečia kraujagyslės ir suneša daugiau kraujo, bet tuo pačiu turi ir mechanizmą per androgenus, kad tas pats seks hormonų globulinas irgi būtų tau palankesnis. Tai irgi toks įdomus, bet vėlgi rekomenduoju grinai tik tai tokiam trumpalaikiai perspektyvai, jeigu to ten 2-3 dienos nori bandyti, kiek įmanoma pakelt galbūt seks drive'ą. Tai kaip ir minėjau, ne tik dėl to, kad tavo venos arterijos gali daugiau prasiplėsti, bet turi ir kitų mechanizmų, kurie gali pagerinti per seks hormonų globulinų pathway. Tai vat, galbūt tokie būtų dalykai. Tikiuosi, filmukas įdomus, informatyvus. Sakau, realiai kraujo tyrimai ir kiekvienoje situacijoje stengtis prisitaikyti, kažkaip tai tą seks hormonų globuliną išlaikyti normos ribos. Tai jeigu turėjus problemų su seks drive'u, nuotaika, tokia lengva depresija, miegu ir tavo seks hormonų globulinas yra arba žemiau normos, arba virš normos, tai tikrai rekomenduočiau bandyti susitvarkyti faktas pirmo vietoje natūraliais kažkokiais preparatais ir tada žiūrėti, galbūt tavo kitų hormonų pusiausvyrą, ko per daug, ko per mažai ir faktas, jeigu reikia kažkokio tais greito būdo susitvarkyti, galima bandyti kažką pridėti iš mano išvardintų preparatų. Tai va, galbūt šiam kartui bus tiek apie seks hormonų globuliną ir susimatysim kitame. Iki.